Šiame aerodrome pirmoji aviacijos šventė įvyko 21 metais. Nuo to laiko čia įvyko labai daug įspūdingų švenčių. Tačiau 1933 metų Liepos 19 dieną, kai šioje vietoje susirinko apie 50 tūkstančių mūsų tautiečių, tas susirinkimas buvo šiek tiek kitoks, arba net labai kitoks. Nusileidus trimutojam lėktuvui, iš kurio buvo iškelti Dariaus ir Girėno palaikai, kai jos pradėjo karstus nešti iš lėktuvo į šią pusę ant postamentų, tai truko apie 10 minučių. 50 tūkstančių žmonių apgaubė mirtina tyla. Tai buvo savotiškas Lietuvos rekordas. 50 tūkstančių žmonių mirtinoj tyloj. Kai 50 tūkstančių žmonių tyli, jie susitelkia į vieną mintį, į vieną tikrovę. Dariaus ir Girėno žygis smarkiai sustiprino Lietuvos aviacinį judėjimą. Jau šiame aerodrome kilo į orą nauji mūsų lietuviški lėktuvai. Jau Lietuvos aeroklubas čia buvo pradėjęs savo veiklą. Tačiau, žinoma, Darius ir Girėnas uždėjo labai ryškų antspaudą tolimesniai mūsų jaunos aviacijos veiklai ir apskritai Lietuvos visam įvaizdžiui pasaulyje. Lituanikos kopija, kuri pakilo šiuo metu virš aerodromo, yra savotiškas Dariaus ir Girėno testamento tęsimas. Pakelkite galvas į viršų ir pamojuokite lituanikai.